parašė, man nutego. Irgi, kaip sakau, visada žiūriu į produktus, kuriuos aš pati vartočiau, naudočiau arba naudoju jų. Tikrai nežinau, kad jie gamina saldžius užkandžius ir kai jie man parašė, kad norėtų, kad aš pasidalinčiau apie jų produktus ir atsiuntė tokius dalykus, kurių nei vieno aš nesu ragavusi ir kai atsiuntė iš karto, aišku, pasižiūrėjau, kiek cukraus, kiek procentų arba kiek gramų 100 gramų. Man pasirodė kaip ir daugoka, bet sudėtinės dalys yra tokios gan paprastos. Pirmoji dalis cukrus, nes vis tiek jo yra daugiausia. Riešutai, tai yra žemės riešutai, kakavos sviestas, pieno milteliai, tada žemės riešutų riebalai, kakavos masė, dar pieno milteliai, vėl pienas, druska ir lecitinas, bei flavoring, tai būtų, čia skonis kažkoks, bet jisai natūralus turėtų būti pagal idėją. Na ir sakau aš jiems, labai atsiprašau, bet aš labai norėčiau šitai grinųjų su produktu, nes aš tikėjausi, kai tikrai atsiūs riešutų sviestus, kas man tikrai yra pats fainiausias dalykas. Bet paėmiau šitos dalykus, gal paragausiu, gerai, okei, paragavau, labai skanu, labai jaučiasi tie riešutų sviestas, toks, tikrai kaip tikras produktas. Taip, jame yra cukrus, bet tai yra tikras produktas. Ir visa bėda atsitiko tame, kad važiuodama vaikų į darželį palikau mašinai. Visa bėda, kabutėse. Ir ką jūs galvojat, buvo 2 pakeliai ir abudu surijo. Vienas va jau tuščias, o kitas ir dukra ir sūnus. Dukra tai dar ne taip, bet sūnus tai ten žiauriai jam patiko. Jau ten paprašiau jo, kad dar vieną paliktų, nes turėjau iš viso 3 pakelius ir vieną tik saldainį buvau paragavus, žodžiu. Tai jiem tikrai labai patiko. Tai tas yra faina, nes tai yra saldus produktas, kurios sudėtinės dalys yra aiškios, taip yra cukrus, tai yra tiesiog kaip trytas, kaip kažkokia išimtis, pasisaldinimas ir taip toliau, bet manyčiau, kaip pasisaldinimas tikrai neblogas. Tada, aišku, kadangi gavau tą pakuotę, pasidėjau namuose, vyras atėjo ir vieną pasiėmė batonėlį. Tai vat sakė, kad skanus, bet aš dar jo neragavau. Atrodo gerai? Šiaip negaliu pasakyti, kad kokosas yra mano mėgstamas ingredientas, bet čia jis nėra įkyrus. Tikrai skanus. Tikrai naudočiau vietoj bantį. Ir irgi jaučiasi baltymų tai milteliai, kurie gal jau mums tapo įprasta, nežinau. Bet tikrai skonis geras. Dabar taip. Šitame viename 108 kalorijos. Riebalų 5,4, angliavandenių 17, cukrų 14, polioliai 15, tai yra cukraus alkoholiai, skaidulos 2,3, baltymų 12,6 ir vos druskos 0,19. Tai tikrai kaip saldumas, kaip toksai kaip po sporto ar kažkoks priedas, tikrai skanus dalykas. Ir cukraus yra 14 gramų 100 gramų, tai kaip ir nieko. Kaip saldumynas, tai dar net ir sakyčiau visai gerai. Kukurūzai. Traškus. Va čia jau mano. Aš nesu iš žmonių, kuris labai mėgstu saldumynus. Tai galiu pasakyti, kad tai, kas yra nesaldumynai, man iškart yra geriau. Saldumynai daugiau iš, kaip sakant, iš reikalo valgomi. Skrudintas kukurūzas iš Ispanijos, saulėgrąžų aliejus ir medus ir garstyčių aromatas. Labai skanu. Čia tai mano maistas. 100 gramų skaidulų yra 5,4, tai nėra visai mažai. Tačiau suvalgyti 100 gramų šito produkto, tai yra reikalų, nes čia yra 50, tai 2 tokius. Tai visai nemažai sakyti. Na ir aišku, tada kiti aspektai, proteinas 7 gramai, cukraus 0,79, tai praktiškai nėra. Ir tų riebalų sočiųjų nėra. Tai 1,8, o bendrai riebalų 15,7, kas nėra blogai. Visiškai approved. Šitos slėpsiu savo. Čia yra pupelės, tarp kitko, pupelės yra vienas iš geriausių maisto produktų. Pupelės ankštiniai lęšiai vien todėl, kad turi tobulą santykį baltymų, tai yra apie 20, ten skirtingi produktai, skirtingai, bet sakykime 17-18 iki 23 gramų skaidulų. Šitų baltymų 100 gramų, tai čia yra tikrai nemažai. Skaidulų turi apie 20 gramų arba iki 20 gramų 100 gramų, tai irgi labai daug. Labai daug, čia nemažai, čia labai daug. 100 gramų 21 gramas riebalų, iš jų sočiųjų 1,8,
transriebalų 0, angliavandeniai PEM, 4 gramai cukraus, 10 gramų skaidulų 100 gramų, nes čia jau yra virtos ir, kaip sakau, nes nevirtos, aišku, yra 20, tai jau yra nemažai 100 gramų, baltymų 23 gramai, tai šitoje pakuotėje 12 gramų baltymų. Tai irgi, pavyzdžiui, kaip po sporto, jeigu nemėgsta saldžių dalykų, tai čia visiškai mano būtų produktas. Aš mielai suvalgyčiau va tokį. Geriau negu proteininį batonėlį. Labai gerai. Skaičiuojant, turbūt gautųsi, neturbūt, gautųsi daugiau kalorijų, bet jeigu tas kalorijas skaičiuojate ir žiūrite, ką valgote dienos, jeigu aš manau, čia nėra didelė bėda. Labai gerai, kad daug pridėti. Ačiū, Mitego. Ačiū. Čia mano maistas. Labai didelė įvairovė. Jeigu atvirai, aš tikrai nežinau, kad jie turi tokią įvairovę, nebuvusi analizavus. Mano yra pats geriausias dalykas va šitas. Paprastas riešutų, sviestas, crunchy, kad būtų. Tai aišku, vienareikšmiškai dukra mėgsta nutelą. Šeštadieniais mes visą laiką darome blynų ir nutelos dieną. Atsiprašau, tai atvirai tiesiog pabandysiu padaryti blynų ir va tokio produkto dieną. Ir pasižiūrėsim, kaip paeis. Nes nors esu nutelą gaminusi pati, nutelą riešutų sviestą su cukrumi, tikrai sveikesnį, su daugiau riešutų, bet užknisa tas procesas. Tai nebent turėsiu daugiau laiko, kas tikimybė yra tikrai nedidelė, nes bus pagausėjimas, bus mažiau laiko, bet gal daugiau turi reikalų, daugiau padarai. Irgi tiesos yra. Kitu atveju aš tikrai jas negaminsiu, kaip ir kečupo negaminsiu. Gerai, analizuojam. Kepinti lazdyno riešutai 85%, cukrus, juodasis šokoladas 6%, 6,5%, ir tada sviestas, milteliai, cukrus, tratata. Tai cukraus yra 13,8 gramai 100 gramų. Tai yra labai mažai, palyginus su mūsų draugu nutelioku. 56 gramai 100 gramų. Tai daugiau negu pusė produkto yra vien cukrus. Tai tikrai gera alternatyva. Reiks vaikams pasiūlyti, pabandyti apgauti ir, kaip sakau, kartais atrandi naujus produktus, netgi va tokiu būdu. Tai gal laiko pritrūksta, gal į parduotuvę, gal internetu neužsakiau, nepagalvojau. Tai iš tikrųjų duosiu paragauti, jeigu vaikams patiks, tai būtinai iš karto naudosiu šitą ir nebenaudosiu ano. Toliau kokosų migdolų. Žemės riešutų kokosų. 100% tai yra šitų pistacijų. 100% pistacijos, daugiau nieko. Dubai chocolate spread. Atsibodas tas Dubai. Pamačiau, kažkada buvo įdomu. Kažkas parvežė paragauti, tai negaliu pasakyti, kad mane labai sužavėjo, nes eina tie tokia kaip tešlos gabaliukai skrūdinti ir tas ir vis tiek jame būna, jeigu nebūna, to visai cukraus, tai ok, bet šiaip cukraus nemažai ir tada tas Dubajaus šokoladas padaromas. Kažkoks labai didelis įspūdis man matant visą tą dalyką nesusitarė, gal tiesiog, nežinau, nesužavėjo. O čia jau yra makadamijų riešutai, datulių sirupas ir šitų braškių milteliai. Žiūri, fainiai. Ir praktiškai viskas. Jokio papildomo cukraus išskyrus datulių sirupas. Labai gerai. Na ir jo irgi apie 16 gaunas. Natūralaus cukraus. Šiuo atveju teigiu, kad natūralaus, nes tiesiog nėra sudėtinėse dalyse jokio kito cukraus, tik datulių sirupas. Na ir tada pistacijos ir baltojo šokolado sirupas, taip toliau, tai čia bus šiek tiek gal daugiau to cukraus, 21, bet irgi kaip pasiskaninimas, pasalinimas kažko tikrai gal ir neblogai, nes vis tiek nesuvalgysit jo labai daug, o įdėsite į kažkokią receptą. Na ir čia jau yra 100% šitie migdolų riešutai. Tiesiog. Na ir čia yra 97% skrudinti žemės riešutai. Šiek tiek cukraus, žemės riešutų aliejus ir druska 0,7, tai cukraus gausi 6 gramai. Tai tikrai irgi labai mažai. Ar jo reikia iš vis, nebūtinai, ką jisai padaro.
Jisai šiaip yra ir skonio balansui, ir tekstūrai gerai, tai bet kuriuo atveju kažkoks nedidelis kiekis cukraus nėra kažkokia tragedija, bet jeigu jūs visiškai prieš ar jo nenorite, na, natūralu, tada yra ir tokių produktų. Ir aišku, faktas, kad mažiau cukraus visada yra geriau. Tai va, tai tikrai nuostabus rinkinys, esu tai tikrai labai dėkinga Nutego ir galiu garantuoti, kad bus viskas sunaudota, išragauta ir sugalvoti nauji receptai su jais. Ir kai tie receptai bus sugalvoti, aš būtinai jais pasidalinsiu. Kažkokia idėja.